Sveiki, senai besimatėm. Ką pas mane dar prie namų pakol kas žiemos nėra, vien lietus. Tai nusprendžiau pats paieškoti žiemos. Kaip matot, pavyko. Nu, nedavažiavau iki tikslo. Buvo tikslas šiandieną eiti į kalną. Bet kelias yra visiškai užsnigtas. Galiu parodyti. Matot, čia turėjau toliau dar 4,5 km važiuoti. O nuo čia, jeigu eiti, tai 16 km iki vietos. Biški per daug jau. 2 valandas vis dėlto. Ir netgi iki čia, kada važiuočiau, teko dėtis grandinės. Kitaip nebūtų buvę šansų. Nu ką, tada dabar einu apsižiūrėsiu. Čia yra netoli upė. Manau, kad prie upės kažkur taip apsistosiu. Po kol kas neėmu tašės, nieko. Einu tik taip apsidairyti. Žiūrėsim, kiek čia sniego bus. Užsimečiau neperlijam ant viršaus, nes sninga šlapias labai. Miškas tai gražus čia. Tikrai. Einam ieškoti upės. Priėjau mažą upelį. Bet šiaip tai ne šito ieškojau. Kažkur tenai turėtų būti didelė upė. Bet kad čia praeit dabar reikia žiūrėti kažkur tai. Ten yra šita. Gal pro tenai pavyks praeit kažkaip tai. Biškį atgal keliuku grįžau prie tilto. Vaizdas tikrai nuostabus. Super. Tai va nusprendžiau eiti tą pusę ten tolyn palei upę. Ir čia turiu takiuką. Tik reikia dabar parsivaryti mašiną arčiau, nes čia netoli turiu parkingą. Ir bus galima tada jau su kuprinė eiti ieškoti, kur apsistoti. Ką, reikia parkingą pačiam atsikasti, nieks neatkas. Nerealiai. Čia tik neaišku, ar tiltukas, ar tiesiog sniegas apsnigęs ir netirpsta. Tad nerizikuosiu, nes turiu šalia labai gražų tiltą. Lengvas dušas. Atrodo, radau sustojimo vietą. Jau toli neiti, bet gavosi vis tiek 4-5 km kažkur tai. Ką, visai bus nieko. Bus šalia upė. Ir manau, kad apsistosiu tenai kažkur tais. Reikia dar nueiti apsižiūrėti. Nėra visiškai plokščia. Čia nemažai išvirtusių medžių. Bet turint sniego, tai nemanau, kad bus problema išsilyginti. Šį kartą turiu pasiėmęs palapinę, nes buvo tikslas kalno viršūnė. Jeigu būčiau turėjęs tentą, čia būtų nerealiai gera vietikė. Bet šį kartą išnaudosim palapinę. Vis dėlto nusprendžiau, kad palapinės nestatysiu.
Nes čia per daug gera vietikė. Nes čia per daug gera vieta iš tikrųjų pačiam susikonstruoti. Turiu pončią, iš tos pusės sudėsiu pončią, kad užsidaryti, o iš tos pusės užsidarysiu su medžiais ir sniegu. Šiandien man sekas. Nei tento įsidėjau, tai tento palapinę, nes tikėjausi kalnus eiti. Dabar žiūriu, nei pjūklo neturiu tašiai, tai laužui pasikurti arba kažką pasistatyti. Irgi problematiška. Jau pagrindas beveik šitos pusės padarytas. Aišku, dabar kiauras kaip rietis, bet bandysiu uždėti nedidelį sluoksnį sniego. Dar kas liko, tik tai šičia kažką tai padaryti. O jau tamsu visiškai. Na va, iš šitos pusės jau baigiau statyti. Pirmą sudėjau stambesnės šakas, po to smulkės ir ant viršaus sniegą. Galim pažiūrėti, kaip atrodo iš šitos pusės. Čia dar reikės biškiukai išsivalyti. Galutinis rezultatas atrodo šitaip. Pakolkas čia turiu pakėlęs ir čia tą galą susukau, nes kad galėčiau atsisėsti viduj, pasidaryti valgyti, pasėdėti ir panašiai. Vėliau aš galvoju, nakčiai nuleisiu tiek šitą galą, tiek šitą galą. Nu, bent jau šitą galą tai tikrai nuleisiu, nes kad sniegas nekristų į vidų.
bus visai neblogai čia dabar sėdėti, pasidaryti valgyti. Visai nieko. Tikėjausi, kad bus daug prasčiau, bet stogą turiu. Miegoti bus kur. Tik tiek, kad gaila, kad laužo nepavyko užsikurti, nes sauso medžio tai nelabai čia yra. Bet nėra taip šalta, tai mažai problemų dėl to. Pirmą kavikės iššaukim. Po to kažką ir valgyti pasidarysim. Vanduo užvirė, laikas pasidaryti valgyti. Namuose pasidariau sauso maistą. Nu tiksliau, koks čia sausas. Čia makaronai, plius prieskoniai ir džiovinta vištiena pačią. Žiūrėsim, kas čia gavosi.
šiltai įsitaisiau. Visai vis nieko čia. Čia tirpsta biškiukas sniegas, bet dėl tų kelių lašų tai tikrai nesušlapsiu. Tai sakau visiems labanakt, susimatysim rytoj ryte. Apžiūrėkim dienos šviesoj, kaip atrodė mano irštva. Vandenukas jau beveik verda. Šiaip vietos miegojimui pilnai, bet kažką tai veikti, kavą daryti, sada kažką tai mažoka. Bet šiaip atlaikė gerai. Taip, einam iš kitos pusės apžiūrėti. Čia ta juosta. Biškį lyg tai norėjau vienu tarpu į tą snigt, tikėjo gal daugiau pridengti, bet nedaug krito, tai tingėjau. O iš tos pusės tai labai gerai viskas. Super. Skaniausias. Gal kažkam briedžio šuduko? Vai neblogo skonio. Pūkinė striukė, tokiu oru, kai yra beveik pliusas, tai nėra pati geriausia išeitis, nes kaip galit matyti, visa yra kiaurai permirkus ir nelabai ką šildo. Bet kai yra netoli nulio, tai nėra taip šalta. Bet jeigu didesnis šaltis, tai dėl to aš visą laiką pasiemu neperliejamą. Tiksliau tam įstaresnis medžiagos ir deduosi ant viršaus, ant pūkinės striukės, tada šitą laiko šilumą, o ant viršaus laiko, kad nesušlaptų.
Ką, daiktai supakuoti. Vieta aptvarkyta. Matot, kaip nebūta nieko. Tik ką kylu. Iš mašinos. Dar galvoju, paeit ten yra toliau į tą pusę kitą. Šiokia tokia įdomi. Gal tenai nueisiu nufilmuoti. Jeigu kojas paneš. Ir tada jau link mašinos, link namų. Kaip ir minėjau, viena iš įdomesnių hitų. Čia upė šalia teka. O čia namelis, įdvežtas kojelės. Ką, einam pasižiūrėti iš arčiau biškį. Šiaip gal į nieko vietą apsistoti. Ir tenais dar dvi tokias pačias. Superinis vaizdas. Taip gražiai komponuoti medžiai. Kėdutės. Pagaliau mašina. Vos be parklapnojau. Ką? Atsisveikinam ir iki kitų susitikimų. Tikiuosi dabar dažniau biškį nufilmuosiu kažką tai įdomaus. Viso.